mokesčių inspekcija turi rimtesnių darbų ir tikrai neateis jūsų už 10 eurų apmokestinti. Tam žmogui neturėtų būti priskaičiuojami jokių gyventojų pajamų mokesčiai. iLunch šiuo atveju yra pigiau, tačiau vis tik sudėjus viską yra labai tikrai brangu. Kiek procentų po sutarties pasirašymo gaunam užsakymų? Tai žinokit, liūdni skaičiai. Sveiki, mėlyjeji. Malonu, kad vėl atėjot vartoti verslui labai svarbios informacijos, kurią aš, Jurgis Adomavičius, per pastarąsią savaitę surinkau ir pateiksiu jums sukramtytą. O kodėl sakau sukramtytą, nes pradedu nuo saldžios ar netgi maistingos temos. Tai Delfi portale radau tokį straipsnį. Gyventojai sako, radę būdą, kaip dar sutaupyti, nes 4-5 eurai už puodelį kavos nebeatrodo lengvai įkandami. Ir iš tikrųjų šita tema yra labai aktuali. Ypač man, kai lygino aš Lietuvą, Lenkiją ar kavinę ir prekybos centrą, tai šitas straipsnis mane užkabino, nes aš tikrai turiu nemažą kiekį darbuotojų, kurie namie nesigamina, eina pirkti arba nešasi pas mus į virtuvėlę ir ten valgo, arba valgo tiesiog vietoj kaviniai, ar netgi dabar prekybos centrai irgi leidžia pavalgyti. Ir čia eksperimentas labai paprastas. Sako, kad kavinėse mažėja žmonių. Ir tą matyt pastiprina dar tas Michelino rekomendaciją gausio gastronomikos restorano užsidarimas. Tikriausiai pastiprina didelis Evaldo Šiškauskinės komunikavimas apie tą PVM ir kad restoranam neapsimoka. Tai aš atlikau mažą eksperimentą, kadangi aš irgi esu žmogus ir pats pietauju, tai nuėjau papietauti į iLunch kavinę ir nuėjau tą patį, beveik tą patį, man ne visai iki galo pavyko nusipirkti Rimi prekybos centre. Tai noriu pasakyti, kad mano pastebėjimai yra tokie, kad aš iLunch'e sumokėjau 10 centų brangiau, negu sumokėjau aš Rimi prekybos centre, kur pats turėjau įsidėti, pats turėjau parsinešti, dar turėjau pasišildyti, paskui išsiplauti lėkštę ir susitvarkyti po savęs virtuvėje vietą. Kai iLunch'e viskas yra įskaičiuota. Perskaičiau Delfi straipsnį, kad žmonės nustojo eiti į kavinės valgyti dienos pietų ir būtent prekybos centrai paėmė viršų ir sakė, kad dabar pigiau prekybos centre. Tai padarysiu eksperimentą, pabandysiu pavalgyti iLunch'e, paskui ant viršus dar naisiu pavalgyti į Rimi. Jokau, nevalgysiu, bet tiesiog, kad pasiskaičiuot, kiek čia tas iš tikrųjų kainuoja. Ką galima surasti po to tradicinį? Ne, Kijevą lengviausiai surasti. Gerai, tai aš norėčiau su gruzintom bulvytėm. Ir kas čia dar galėtų būti? Rytašos morkų salotos su savams. Manau, irgi lengva surasti nais. Viskas, liuks. Tai reiškia, lyginu kainas iLunch'e. Tai aš pasiėmiau tradicinį Kijevą su rytietiškom salotom ir va čia yra 6,40. Dabar laukiu, kol atiduosiu. Na va, mano 6,40 pasirinkimas. Pasižiūrėsim, kiek Rimi kainuoja toks pats setas. Verslolai, tai reikėjo šitą turinę, tai žiūrėkit, einu iš Rimeko. Pabandžiau sukomplektuoti lygiai tokius pačius pietus kaip iLunch'e. Nepavyko, nes nebuvo bulvyčių free, buvo tik tai piurė. Salotos irgi biškinė tokios. Bet žinot ką? iLunch'e 6,40 ir tu sėdi restorane, o Rimi 6,30 ir pats nueini, pats parsineši ir dar turėsiu pasišildyti. Tai nežinau, tas straipsnis, apie kurį čia kalbu, netiesa. Tikrai žmonės iš restoranų nepereina valgyti į prekybos centrus ir neštis į darbą. Per brangu. Tai be abejo, kad lyginant man su Lenkija, kur ten yra didesnis įprotis tų žmonių maitintis pusfabrikačiais arba iš anksto paruoštais, bet tikrai aukštos kokybės produktais, tai mums Lietuvai dar labai toli. Aš aišku apmašiau tą dalyką ir pagalvojau, kad vis dėlto aš jį per Rimi, tai pirkau jau praktiškai kaip ir kavinės maistą, tik tai, kad jį turėjau įsidėti ir neštis atgal pas save į ofisą. Aš nesirinkau tarp užšaldytos produkcijos, kur dar turėčiau ją atsišildyti, iškepti, bet noriu pasakyti, kad aš sakyčiau, mūsų maitinimas ir vienas ar kitoks, ar kaviniai, ar parduotuviai iš tikrųjų yra labai brangus ir manau, kad čia yra gera niša, kaip aš kažkada tai pasakojau savo vloguose, kad Lenkijoje, pavyzdžiui, yra maitinimo įstaigos, kurios atveža tokias dėžes su bankiniam kortelėm atsiskaitimo aparatu, padeda ofisų aukštuose ir žmonės gali nueiti išsirinkti salotas, sumuštinį, ten yra tokie termodėžutės, tai kažkokį tai šnicelį ar ten karbonadą ar guliašą. Tai iš tikrųjų mūsų Lietuvai, man atrodo, atėjo laikas, verslininkai, imkitės ir pradėkit maitinti. Tai noriu pasakyti, kad iLunch šiuo atveju yra pigiau.
tačiau vis tik sudėjus viską yra labai tikrai brangu. Šaunam į antrą naujieną, vėlgi tam pačiam Delfi portale, tai kartais paprastas pavedimas gali baigtis mokėjimo įšaldymu ar pasimatymu su teisėsauga. Ką reikėtų žinoti? Tikriausiai ne vienas iš jūsų darot pavedimus ir prieėję prie tos vietos, kur reikia įrašyti pavedimo paskirtį, suabejojat. Ar čia rašyti dovana, ar čia rašyti skolos grąžinimas, ar čia kokia suma, ar čia kažkada atkreips dėmesį, tai Delfi nagrinėja šiek tiek kitus klausimus. Mes kaip verslas, kai darom verslas verslui pavedimą, ypač dabar su Turkija, tarkim, mes muitinės tarpininko paslaugas perkam iš paslaugų tiekėjo, tai turim padaryti pavedimus, jiems tikrai yra sudėtinga ir bankas prašo papildomos informacijos, pateikti, patikrinti. Labai viskas aišku, nes bankai yra reguliuojami valstybės, tai yra Lietuvos banko. Lietuvos bankas yra aiškiai nustatęs taisyklės ir bankas gali netekti savo licenzijos, jeigu jisai padarys pavedimą arba gaus lėšas, reiškia sankcionuota įmonė, asmuo ar sankcionuotas verslas, jeigu vykdė sankcionuotų prekių pardavimą. Tai čia šiek tiek apie kitą temą kalbam, čia kalbam apie individualius žmonės ir aš šiek tiek daugiau norėjau pasidomėti, nes tikrai man dažnai tenka vieną ar kitą eurą gražinti, o ypač jeigu koks nors vakarėlis ir dar pasidalinam tą sąskaitą, tai paskui porą šimtų, o kartais net ir daugiau vedi kažkam tai ir visą laiką galvoja, ar tas žmogus neturės problemų su VMI ir ar nepaskaičiuos jam gyventojų pajamų mokesčio. Tai iš tikrųjų iki 2,5 tūkstančio eurų galite būti ramus, galite daryti vienam žmogui pavedimą, tam žmogui neturėtų būti priskaičiuojami jokių gyventojų pajamų mokesčiai, tik tai reikia turėti omeny, kad tie 2,5 tūkstančiai tai ne iš vieno jūsų, o gali būti iš kelių žmonių sudėti ir paaiškės, kad tas žmogus gauna pajamų. Bet jeigu jūs norit važiuoti į Kaziuko mugę ir pardavinėti kažkokias smulkes prekes, vykdyti smulkę prekybą, tai jūs drąsiai galite, nereikia jokio verslo liudijimo, nereikia jokios individualios veiklos, iki tam tikros ribos jūs galite daryti prekybą. Ir tuo pačiu gali daryti pavedimą. Aišku, kad bankai vykdo tą kontrolę ir aišku, neapsunkinkit tų bankų, nes mūsų verslui tada pasidaro sunku. Jūs įsivaizduojat, sėdi bankė žmogus, kuris gauna kažkokius notificationus, kur turėtų įlysti ir giliau patikrinti jūsų ten tą pavedimą. Tai kuo mes rašysim prašiau tą tikrąją paskirtį, tuo bankai turės daugiau darbo, tuo jums daugiau pinigų iš mūsų, taip kad palenginkit vieni kitim darbą, nurodykit tikrą priežastį, nebijokit, nes tikrai mokesčių inspekcija turi rimtesnių darbų ir tikrai neateis jūsų už 10 eurų apmokestinti. Bet kaip Delfis sako, kad teisėsauga, tai vis dėlto daugiausia tai turėtų būti su valstybinė mokesčių inspekcija. Be abejo, jeigu tas pavedimas neduoktų die, atsikliūtų kažkur tai terorizmų, su terorizmu susijusiam asmeniu į sąskaitą ar kitaip, tada galite iš tikrųjų susidurti ir su teisėsauga. Trečia, ir man atrodo labai aktuali naujiena, tai verslo jaučiai ir biudžetininkai Jupiteriai. Tai verslo žiniose surastas mano straipsnis, eina kalba apie lengvųjų automobilių apmokestinimą. Jau ne pirmą kartą savo verslolaidai aš kalbu būtent tą temą. Man jinai yra jautri, nes aš pradėjęs karjerą transporto sektoriui 2002-2003 metais labai laikiau kaip paskatinimo priemonę, kaip įvertinimą, kaip motyvacinę tarnybinio automobilio turėjimą. Aišku, kad tas tarnybinis automobilis buvo geresnis, nei aš galėjau sau leisti. Aišku, tas automobilis reiškia, kad aš užimu tam tikras pareigas to įmoniai. Ir mes jau čia esam kalbėję, kad valstybinė mokesčių inspekcija labai smarkiai apmokestina automobilių naudojimą būtent versle mūsų darbuotojams. Tai yra priima tai kaip pajamas natūrą, tada sako, kad nebegalėsim atskaičiuoti mokesčių ir dabar taip ir yra praktiškai. Vienintelį, kur tu gali į atskaitą įsitraukti, tai automobilį įsigijus iki 50 000 eurų. Kaip jūs galvojat, kodėl tie RAV 4 daug gatvėje, nes man atrodo, tai yra pats geriausias executive automobilis, kur turi ir odinį saloną, ir kruizo kontrolę, ir visus kitus dalykus, ir kainuoja tik tai 50 000 eurų. Net Škoda Superbas to nepasivėja. Bet biudžetininkai, nepirkdami automobilio, o nuomodamis iš savo darbuotojų, kurie gali vykti, yra neapmokestinami. Tai yra visiškai nelygu ir netitinka verslo standartų. Tai reiškia, kad biudžetininkas
mokėdamas mažesnę algą, žmogui kaip motyvacinė priemonė ir be apmokestinimo gali pridėti automobilio nuomą ar panaudą, kad jisai nuvyktų iš taško A į tašką B. Kaip versle, man tikrai reikia, kad mano darbuotojai vyktų pas klientus, lankytųsi renginiuose, matytųsi su jais ir kartais tai būna tikrai ir penktadienį vėlai vakare, o gal net būna ir šeštadienį ir sekmadienį. Todėl man atrodo, kad šitą retoriką surinkti iš bet ko papildomų mokesčių yra labai nepasverta ir neteisinga. Faktas, kad valstybės biudžeto įstaigose nenumato jokių papildomų eilučių biudžete susimokėti GPM mokestį ar ten prisidėti sodrą. Tai iš tikrųjų aš manau, kad su nauja valdžia reikės apie tai kalbėtis. Aš manau, kad geras sprendimas, kad būtų nauji automobiliai gatvėse, kad jie būtų mažiau taršus, kad jie būtų, kaip sakant, nekiniški galbūt ir tai galėtų tikrai paskatinti ekonomiką ir ekonomikos augimą. Tai vis dėlto biudžetininkam galima daugiau negu mūsų verslui ir tas iš tikrųjų mane pastaruoju metu liūdina. Tai šokam toliau, po apibendrintų naujienų noriu pasidalinti savo kaip verslininko aktualijom. Tai aš turiu jas susižymėjęs, kad jos neužsimirštų, nes norisi išsamei pasidalinti. Tai noriu dabar jau atvirai ir tiesiai pareikšti, kad mano tarptautinė komanda papildė SEO. Tai yra, aš perdaviau visas savo atsakomybės, kurios yra susijęs su darbuotojų samdymu, darbuotojų valdymu, darbuotojų motyvavimu naujajam įmonės SEO. Tai sveikinu Edmundą. O mano antra pusė, mano verslo partnerė, tuo pačiu ir žmona Jana, perdavė savo pareigas Chief Operation Officer, tai Ingridai. Tai mes sukūrėm tokį naują tandemą. Jie taip tarp mūsų atvirai pasidalinsiu, jie sako, mes esam verslo vyras ir žmona, nes iš tikrųjų žmonės atėjo 2 savaičių skirtumu ir abudu turi labai panašią patirtį, abudu buvo tam pačiam atrankos etape. Tiesiog mes pamatėm, kad pas vieną yra vienų kompetencijų, pamatėm, kad pas kitą yra kitų kompetencijų, dėl to nusprendėm padaryti tokį sprendimą. Abudu su Jana atsitrauksim nuo verslo, o samdysim žmonės. Aš likau strategijos partneris, Jana užims valdybos, finansų ir HR kontrolierės ir audito pareigas. Iš tikrųjų, po truputį kuriam įmoniai valdybą. Tai antra naujiena ir džiugu, kad galiu ją pasidalinti, tai Bunastos ofisas Hamburge pagaliau atvėrė savo duris. Tai iš tikrųjų didelis mūsų ir ilgai planuotas projektas, nes iš karto prasidėjus karui mes pradėjome ieškoti, iš kur mums gauti tų naujų užsakymų, iš kur ir kokiais srautais mes galėtumėm vadovautis, kad rastumėm to naujo darbo. Ir Hamburgas tai yra tas uostas, kuris aptarnauja 40% Europos. Iš tikrųjų, dauguma didelių laivų įplaukia į Hamburgo uostą, paskui persikrūna į mažesnės grimzlės ir plaukia į tokį kaip Klaipėdą, Rygą ar kitus uostus. Bet yra dalis krovinių, kurie iš karto iš laivo būna kraunami ant automobilio arba perkraunami ir keliauja jau žeme. Tai ir nusprendėm atsidaryti Hamburge, kad būtent tą srautą galėtumėm susirinkti. Džiugu, kad yra daug krovinių į Ukrainą, džiugu, kad yra krovinių į Lenkiją, į Lietuvą, tai ofisas jau rodo tikrai labai gerus rezultatus. Neužilgo vyksiu oficialaus atidarimo ir tikiuosi dar pasidalinsiu karštesnėm ir įdomesnėm naujienom. Ir trečias aktualus dalykas, apie kurį visą laiką norėjau pasipasakoti, tai darbas su pardavėjais. Mes ilgą laiką kūrėm naują pardavimų skyrių, formavom komandą, kalbėjomės apie tai, kas galėtų veikti. Ir iš pradžių mes manėm, kad veikia, tai yra didelis kiekis skambučių. Reiškia, kėlėm tikslus 25 ir daugiau skambučių per parą. Vėliau nusprendėm, kad turėtų didelę dalį užimti jų paslaugų išmanimas. Tai yra, daro skambutį, bet labai gerai išmano paslaugas ir gali puikiai aptarnauti klientą. Kai sudėjom skambučių kiekį, paslaugų išmanimą, supratom, kad vis tik tai turim atkreipti dėmesį, kas vyksta paskui su tuo klientu. Nes dažnai būna taip, prisiskambina pardavėjas klientui, pasirašo su juo sutartį, bet niekaip neįvyksta tas pirmas užsakymas. Tai susidėjus labai gerą dabar atsekamumo sistemą CRM, pradėjom sekti, kiek procentų
po sutarties pasirašymo gaunam užsakymą. Tai žinokit, liūdni skaičiai. Iš tikrųjų, tik tai kas 10 pasirašę sutartį duoda 1, 2 ir daugiau užsakymų. Tai dabar susidėjom taip procesą, kad būtent KPI tai nėra sutarčių kiekis arba skambučių kiekis, o yra per savaitę gautų naujų užsakymų skaičius. Ir šito aš mokiausi iš kitų bendrovių. Aš netaip seniai turėjau patirties su viena populiaria lizingo kompanija, kuri tikrai pardavinėja didelę maržą. Tai aš tik tai pasiteiravus jos, kiek man tai kainuotų jų paslaugos lizingo, aš sulaukiau gal 10 skambučių iš skirtingų žmonių, skirtingų laikų ir vis klausė, ar viskas man gerai, ar viskas užtenka, tik duok užsakymą. Tai pasimokius, įkvėpus, mes, manau, irgi išsispręsim, nes žmogus iš pradžių susitarė, pažada, o paskui pamiršta. Tai atkreipkite dėmesį ir jūs savo versle, nes iš tikrųjų taip yra. Trečias ir pats mano mėgstamiausias Verslolaidės etapas, tai aišku yra jūsų klausimai. Ačiū, kad rašot. Pastebėjau, kad šiek tiek nuslūgo tas susidomėjimas, tai noriu tik tai priminti. booketa.proaktyvus.lt, siūskit savo klausimus, aš juos perskaitysiu Verslolaidai, pabandysiu atsakyti, taip pareklamuosiu jūsų verslą, o gal jūs susirasit savo klientą ar gausit atsakymą į labai jums rūpimą klausimą. O kad jums būtų įdomiau, tai kiekvienas atėjęs klausimas pateks į žaidimą ir kartą į mėnesį, paskutinę mėnesio dieną mes skelbsim nugalėtoją ir dovanosim net 50 eurų vertės kuponus iš skirtingų partnerių. Tai rašykit klausimus, dovanos bus tikrai vertos dėmesio ir pamatysit, kad ne tik tai ten pasiskraidimas oro balionu, bet ir tikrai bus įdomių, kol kas nespoilinsiu, bet tikrai labai įdomių dalykų. Tai skaitom pirmą žiūrovo klausimą. Labas Jurgi, ačiū pasidalintom mintimis į ankstesnį klausimą. Organizuojame išskirtinio formato speed networking tinklaveikos susibūrimus smulkaus verslo įkūrėjams ir laisvais pasamdomiems specialistams Kaune. Turbolink networkingas taupantiems laiką. Labai norėtume ateiti su originaliomis idėjomis, kaip padėti mūsų verslams tapti labiau matomiems, girdimiems. Gal tu ar tavo klausytojai turi minčių, kaip sukurti daugiau kokybiško matomumo ir žinomumo, kuris sukurtų daugiau vertės mūsų svečiams. Mes akcentuojame kontaktų rato plėtimą, veiklų promautinimą, nelietuviškas žodis, reiškia veiklų reklamavimą tikriausiai, bei verslių žmonių komunikacinių įgūdžių ugdymą. Taip pat ieškome vietinio restorano, kavinės ar renginių erdvės savininko Vilniuje, kuris nori pareklamuoti savo veiklą ir galėtų priimti tarp miestiniam tokio formato renginukui. Aš esu buvęs labai panašiam Bizono renginukė. Jie turi Bizon klubą, tai reiškia ten daugiau uždirbantiem verslininkam ir turi BNB, man atrodo, taip vadinasi, smulkesniem amatininkam, tokiem pradedantiem. Tai jie darė Pilaitė, neatsimenu, kaip ta kavinė vadinasi, bet jeigu reikės tikrai parašyk man komentarą, tai aš atrašysiu. Taip pat šitas žmogus prašo pareklamuoti ateinant į renginį, bet labai gaila, kad Verslolaidą mes nefilmuojam taip dažnai, kad galėtumėm online reklamuoti. Tiesiog aš paliksiu Facebook'o grupę, pasiekit, kad jūs patys galėtumėt susirasti kitą aktualią informaciją ir gauti. Tai grįžtam prie klausimo. Su originaliom idėjom tai visą laiką sunku, nes visos idėjos jau yra kažkur tai įvardintos ir kažkur tai kažkas jau jas matė, bet iš tikrųjų aš manau, kad dabar, tikrai, YouTube'as, TikTok'as, Instagram'as yra labai labai aktualus. Tačiau apie verslą temų yra tikrai pakankamai mažai. Pavyzdžiui, aš, jeigu taip žiūrėčiau į tai, kad aš čia dalinuosi ir noriu patarti, tokių alternatyvų nelabai randu. Tai aš manau, jeigu būtų galima surengti tokį, kaip čia, klausimyną arba klausti konkrečiai tos tinklaveikos dalyvio vieno ar kito klausimo, yra tarp kitko kažkoks anglas vis prieina ir sako, what is your dream? Ir kažką panašaus, jeigu padarius, tai tikrai galima būtų sulaukti didelio populiarumo, nes monetizacija YouTube tada nesuveiks, tačiau sklaida ir žinomumas labai labai veiks tos tinklaveikos ir galima jį tikrai vystyti. Tai mano patarimas būtų vystyti per asmeninį brandą
ir dalintis tomis žiniomis ar atsakymais ar klausimais būtent su auditorija. Eikim toliau. Sveikas Jurgi, esu fanas tavo kanalo, prisirinku įdomių idėjų, atrandu, kuom dar galėčiau domėtis iš tavo pasakojimų. Nežinau, kaip randi tam laiko. Ojoj, su tuo laiku tai yra visą laiką sunku, ne tai, kad su laiku, sunku su energija. Aš, pavyzdžiui, šiandien turėjau tikrai intensyvę dieną pirmoji dienos daly ir plus mes dar filmuojam dabar dieną, tai yra labai daug dar įeinančių tokių visokių, kaip čia mane, trikdančių dalykų, tai nėra taip lengva. Bet čia nelaiko klausimas. Laikė tai įsidedi į kalendorių ir susiplanavai. Kažko kito nedarai, bet su energija, su jėga čia yra sunkiau. Tai va, tai atsakiau, minėjai, kad keliai su rytų šalimis susidaro ir labai nusilpo ir metas dairytis į vakarus. Klausimas, kaip su senu vardu įeidinėti į naują rinką, kaip periorientuoti savo darbuotojus į visai kitą pusę, vakarus, kai jie pratę dirbti su rytais, mentalitetas, darbo etiketo atžvilgių ir taip toliau ir panašiai. Oi, čia labai geras klausimas ir labai vietoje ir laiku ir labai tinkamam žmogui, nes mano visa komanda dirbo tik tai su tranzitu. Nesakau, kad su rytais, bet dirbom su, ta prasme, tam tikrų kontingentų, su tam tikrais klientais ir buvom labai įpratę. Ir netgi darbo principas buvo tam tikras, daugiau įeinantis buvo pas mus kontaktai ir mums reikėjo tik tai juos spręsti, kur paskirstyti, kada atlikti, galėjom rinkti, su kuo dirbti, su kuo nedirbti, o dabar mums reikia aktyviai kontaktuoti, aktyviai daryti. Tai ką, reiškia, pirmiausia, susikvieti visus darbuotojus ir pasidarot strateginę sesiją. Jeigu reikia, kad kažkas padėtų, tai tikrai yra labai daug gerų specialistų, parašyk man asmeniškai arba teik į 15 minučių mano proaktyvus.lt konsultaciją, aš tikrai pasidalinsiu, turiu Ugnius Savickas, pavyzdžiui, man dabar ant liežuvio galo, bet tikrai jų yra daugiau. Lina, ta prasme, tikrai turiu patarėjų pagal kryptį, pagal įmonės dydį ir taip toliau. Tai pasidarykit strateginę sesiją ir išsiaiškinkit, ar tu tikrai esi teisus, ar tau reikia žiūrėti į vakarus, o gal gilinti rytuose kažką. Tai čia labai svarbu suprasti. Tada toj strategijoje galima nusimatyti žingsnius, atsakingus žmonės ir tada gilinti. Tai pradėčiau nuo komandos įtraukimo, strateginė sesija tam labai gerai pasitarnaus, tada veiksmų planas ir tada terminai ir jų įgyvendinimas. O kas prisižiūrės, nu tai jeigu tu esi vadovas, tai turėsi prisižiūrėti. Buvo prieš tai mano toksai klausimas jums užduotas. Ar paliekam rubriką parduodu verslą? Ir mačiau, kad visi rašėt paliekam. Tai žiūrėkit, aš turiu jums desertą. Užkliuvo man naršant skelbiu.lt portale žodis sublimacija. Sublimacijos verslui pradėti. Tarsime, žodžiu, rubrikoje, kur parduodami verslai, toksai panaudotas sudėtingas žodis sublimacijos. Verslas, nu ir gerai, ir pradėjau skaityti, ir pradėjau net domėtis. Pasižiūrėjau į kainą 1700 eurų. Tikrai nėra labai daug, bet pradėjau domėtis, kasgi čia ta sublimacija yra. Nežinau, ar jūs žinot, galite paspausti pauzę ir parašyti komentaruose, kad aš žinojau, kas yra sublimacija. Aš prisipažinsiu jūsų, nežinojau, bet po to YouTube pasižiūrėjau, kad vis tik tai čia yra, kaip suprantu, kažkokių specifinių etikečių, pagražinimų ant skirtingų produktų, tai gertuvių ir kitų dalykų dėjimas. Tai čia irgi tame versle rašo, kad parduoda podelių presą, sublimacijos spausdintuvą, matyt, čia ta sublimacija, tai etiketės sublimacijos popieriaus, kelioniniai termopodeliai, nu matyt, ant ko čia gali tą sublimaciją klijuoti. Ir žmogus už 1700 čia parduoda kažkiek tų daiktų ir jisai yra iš Utenos, sako, jeigu domina, rašykit, jeigu norit, aš galiu atvežti asmeniškai arba atsiųsti, bet žinokit, kad bus daug siuntų. Tai vat pasirodo, net yra toksai verslas. Šiaip iš tikrųjų, aš pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau susiduriu su tokių daiktų personalizavimu. Tai vat siūlė neseniai man vienas iš mūsų verslolaidės žiūrovų, tai telefonų dėklus padaryti pagal Jurgį. Nežinau, norit tokių telefonų dėklų, bet gal čia irgi galėtų būti tam tikros dovanos ar prizai žmonėm. Tai parašykit komentaruose, ar jūs žinot, kas yra sublimacija ir parašykit, kur galėtumėt panaudoti šitą verslą. Tai, žodžiu, praturtinau savo žinias, žinau, kad sublimacija tai yra personalizuoti tam tikras prekes,
klijuoti ant jų lipdukus, nežinau funkcionalumo ar gali, bet šiaip kainuoja labai nedaug. Tai aš ir toliau ieškosiu tokių verslų, kurie man patrauks akį, su jumis dalinsiuos, užsiimsiu švietėjišką veiklą, mes tobulėsim ir gal kada nors surasim ir padarysim kokį sindikatą ir bendrai investuosim į vieną ar į kitą įdomesnį verslą. Tai ačiū, kad žiūrėjot, šita verslolaidė buvo tokia, o kita karta bus kitokia. Iki kito karto. Iki.